vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Sveikinu jūs visus su Aušros vartų Dievo Motino atlaidais pagrindinėje dienoje. Dievas davė šaltoką orą, bet gražią saulėtą dieną, kad galėtumėm švęsti pas Dievo Motiną. Sveikinu popiežiaus atstovą Lietuvoje, apaštalinį nuncijų arkivyskupą Georg Ganswein. Sveikinu jo eminenciją kardinolą Sigitą Tamkevičių, Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą ir jo auxiliarą vyskupą Saulių Bužauską, Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių, sveikinu Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą ir Šiaulių vyskupą Darių Trijonį. Sveikinu Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą, Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską ir mūsų Vilniaus auxiliarą vyskupą Arūną Poniškaitį. Sveikinu visus Lietuvos radijos, televizijos žiūrovus, Marijos radijos klausytojus. Ši ypatinga pagrindinė Aušros vartų Dievo Motinos diena, kur sutampa su kalendorinė gailestingumo motinos iškilme, susirinkome melstis Marijos malonės pilnosios už mūsų tėvynę Lietuvą. Junkimės visi kartu toje maldoje, kad Dievas toliau laimintų mus visus ir mūsų tėvynę. Kad mes galėtumėm pilnai dalyvauti šioje šventoje aukoje, pradedam prisipažindami Viešpačiui, kad esame jam nusikaltę ir pasitikėdami jo berybių gailestingumu, kartu melskime Dievą atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane, Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžiną į gyvenimą. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo.
Melskime. Mūsų nuoširdžiai garbinama gailestingumo motina švenčiausiai mergelė Marija, te padeda mums Viešpatie išmelsti tavo pasigailėjimo ir visuomet gauti tavo pagalbos. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Iš pranašo Izaijo knygos. Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą. Gyvenantiems tamsybių šalyje užtekės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiūgauja laimikį dalijant. Juk tu išardysi juos slėgusi jungą, sulaužusi vergusi vėzdą, gainiotojo lazdą, kaip Midijano dieną. Mums kūdikis gimė, sūnusgi mums duotas, ant jo pečių viešpatavimas. Vadins jį vardais, nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, taikos kunigaikštis. Didijo valdžia ir taika begalinė. Valdys jis Dovydo sostą ir jo karalystę. Jis stiprins ir grįs ją teisybę ir teisę nuo šiol ir per amžius. Kareivijų Dievo uolumas šitai įvykdys. Tai Dievo žodis. Viešpaties vardui šlovė per amžius. Viešpaties vardui šlovė per amžius. Dievo tarnai giedokit, garbinkit Viešpaties vardą. Šlovė Viešpaties vardui, dabar ir per amžius. Viešpaties vardui šlovė per amžius. Nuo pat saulėtekio iki saulėlydžio tebu šlovinamas Viešpaties vardas. Aukštai virš tautų yra Viešpats, garbė jo aukštesnė už dangų. Viešpaties vardui šlovė per amžius. Kas toks kaip mūsų Viešpats Dievas, jis aukštybėj gyvena, o iš ten žvelgia žemyn į dangų ir žemę. Viešpaties vardui šlovė per amžius. Jis kelia nuo žemės beturtį, iš purvo elgetą traukia, sodina jį tarp kunigaikščių, tautos savosios didžiūnų. Viešpaties vardui šlovė per amžius. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai,
Atėjus laiko pilnatviai, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasią, kuri šaukia Abba, tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis, o jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Tai Dievo žodis. Alleluja, alleluja, alleluja. Laiminga mergelė Marija, ji ir nemirusi, pelnė kankinystės palmę po Viešpaties kryžiumi. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Girdėjote Viešpatie žodį. Jūsų eminencija, Jūsų ekscelencijos, brangus broliai ir seserys Kristuje. Šiandien švenčiame sekmadienį ir prie aušros vartų gailestingumo motinos susirinkome melstis už savo tėvynę. Tai ne tik tradicija, bet ir širdies pareiga. Padėkoti Dievui už mūsų šalį, už jo žmonės, už laisvę. Ir kartu paprašyti, kad Dievas mūsų tėvynę ir vėl perkeistų savo malonę. Šioje vietoje, kur Marijos akys žvelgia į miestą, tarsi saugodamos jį nuo vidinės tamsos, mes iš naujo suprantame, kad tikėjimas ir tėvynės meilė nėra atskiri dalykai. Kai tauta pamiršta Dievą, ji praranda kryptį. Kai tauta pasitikė Dievu, ji tampa laisva. Marija, malonės pilnoji, mums primena, kad tauta gyva tol,
kol gyvas jos tikėjimas. Pranašo Izaijo žodžiai yra vilties pažadas. Jie skirti tautai, kuri išgyveno netektis, pavergimą, tremtį. Dievas sako, tauta gyvenusi tamsoje išvydo didžią šviesą. Brangieji, atrodo, kad šie žodžiai ištarti ir Lietuvai. Mūsų istorija buvo naktų, kai tikėjimas buvo draudžiamas, tiesa persekiojama, o viltis slopinama. Vis dėlto net ir tada degė šviesa. Tyliai, bet ištikimai. Išvietė kalėjimuose, miškuose, slaptoje maldoje per žmonės, kurie net ir tamsoje sakė, Jėzau, pasitikiu tavimi. Šiandien matome, kad tamsa iš mūsų pasaulio nėra visiškai pasitraukusi. Reiškiniai, kurie vyksta pasaulio ir dėja mūsų nacionalinėje politikoje bei visuomenės gyvenime, palaiko mirties kultūrą, melą, apgaulę ir nusigręžiama nuo tiesos ir teisingumo. Šią tamsą nugalėti galima tik išliekant toje pasauliui duotoje šviesoje. Ta šviesa tai Dievo malonė mūsų tautai. Šiandien mes ją matome ne tik praeityje, bet ir dabar. Žvelgdami į kiekvieną gerumo gestą, kiekvieną ištikimybę, į kiekvieną žmogų, kuris meilę gydo visuomenės žaizdas. Mūsų tėvynė bus stipri tiek, kiek joje bus šviesos. Ir ta šviesa visada gimsta iš tikėjimo. Dievas pasirinko Mariją, kad per ją į pasaulį ateitų išganytojas. Jis galėjo ateiti bet kokiu kitu būdu, bet pasirinko bendradarbiauti su žmogumi. Tai rodo, kad Dievas niekada neveikia be mūsų. Jis kuria istoriją kartu su žmonėmis, kurie yra jam atviri. Ne tik kiekvienas žmogus, bet ir kiekviena tauta tampa Dievo įrankiu pasaulyje, tada, kai jie atsiveria Dievo maloniai. Krikščioniškoji Lietuva per šimtmečius liudijo, kad tikėjimas ne tik formuoja žmogų, bet ir kuria tautos veidą. Iš tikėjimo gimė mūsų mokyklos, ligoninės, universitetai, mūsų kultūra, mūsų laisvės troškimas. Ir todėl, kai meldžiamės už tėvynę, mes meldžiamės, kad ji išliktų ne tik geografiškai, bet ir dvasiškai gyva. Lietuva išliks gyva tol, kol prisimins, kad jo šaknys glūdi Dievo meilėje, o ne vien istoriniuose įvykiuose. Evangelijoje girdime, kad prie Jėzaus kryžiaus stovi Marija. Tyli, ištikima, nepalūžusi. Ji nešaukia, nesibaimina, nes jos širdis pilna Dievo. Stovėdama po kryžiumi, Marija patiria ne tik savo kaip Kristaus motinos skausmą, bet ir atjaučia mūsų tautą. Kiek kartų Marija stovėjo po kryžiumi kartu su mūsų tauta per praradimus, okupacijas ir tremtis. Ir Lietuva, patyrusi visus tuos sunkumus, išliko. Marijos ištikimybė tampa mūsų tautos ištvermės simboliu. Marija moko mus stovėti, ne iš pykčio, bet iš vilties. Moka kovoti iš meilės, nejaučiant neapykantos ir nugalėti blogį gerumu. Nuo kryžiaus Jėzus ištaria, štai tavo motina. Ta akimirka Marija tampa ir mūsų tautos motina. Ji globoja ne tik bažnyčią, bet ir kiekvieną žmogų, kiekvieną tautą, kuri ją priima kaip savo motiną ir savo užtarėją. Todėl mūsų malda prie aušros vartų gailestingumo motinos nėra tik prašymas, tai pasitikėjimo aktas. Lietuva dar kartą atiduoda save į Marijos rankas. Dievas
turi planą kiekvienai tautai. Vilniuje šis planas įgijo ypatingą formą. Tai Dievo gailestingumo žinia. Iš čia, iš šio miesto pasauliui pasklido žodžiai Jėzau, pasitikiu tavimi. Šie žodžiai gali ir turi tapti mūsų tautos kelrodžiu. Šventasis popiežius Jonas Paulius II Šventos Faustinos kanonizacijos dienoje ne tik paskyrė Faustiną Vilniaus ir kitų 3 miestų, kuriuose ji gyveno, globėja, bet ir šių miestų gyventojams patikėjo ypač rūpintis Dievo gailestingumo apaštalavimu. Ši Dievo gailestingumo žinia Vilniuje jau nuo seno sklinda į pasaulį iš čia, iš gailestingumo motinos šventovės. Gailestingumas nėra silpnumas. Tai stipriausia jėga, kuri kuria tautos ateitį. Tik gailestinga tauta gali būti laisva. Tauta, kuri moka atleisti, nenusiseka nuo tiesos, išsaugo sielą. Skleisdama šią žinią, Lietuva šiandien pašaukta būti ne tik aktyvia Europos dalimi, bet ir jos sąžinę. Lietuva pašaukta priminti, kad žmogaus vertė kyla iš Dievo, o ne iš galios ar turto. Tai mūsų misija nešti pasauliui žinią apie žmogų, kuris yra mylimas ir kuriam yra atleista. Mes turime būti šios Evangelijos žinios švyturiai. Statydami gailestingumo miestą mes statome ne pastatus, bet santykius, paremtus atleidimu, teisingumu ir viltimi. Marija neša savo širdyje visą tautą. Ji buvo su mumis kančių ir išmėginimų metais, ji tebėra su mumis ir šiandien. Jo žvilgsnis nuo šio miesto vartų byloja, nepamirškite, kieno vaikai esate. Esate gimę iš Dievo gailestingumo, esate gailestingumo motinos, dukros ir sūnūs. Tauta, kuri gyvena po Marijos apsiaustu, negali bijoti ateities. Ji gali klysti, bet jei grįžta prie motinos, ji vėl atranda kelią. Šiandien, kai pasaulis dažnai bando ištrinti atmintį, kai vertybės tampa reliatyvios, kai tarpusavio santykiuose dominuoja nenuoširdus klausimas ar dialogas, o apsišaudymas žodžiais socialiniuose tinkluose ir viešose komunikacijos priemonėse, Marija primena, kad yra tiesa, kuri nesikeičia. Dievo meilė žmogui ir kad šioje meilėje esame pašaukti pasilikti. Todėl mūsų tėvynė Lietuva yra pašaukta būti vieta, kur žmogus gali patirti Dievo artumą. Ne dėl to, kad esame tobuli, bet todėl, kad esame mylimi. Brangus broliai ir seserys Kristuje, šiandien, kai švenčiame šias mišias prie gailestingumo motinos ir kai mūsų malda sklinda per televizijos, radio, interneto bangas į visą Lietuvą ir į visą pasaulį, pakvieskime visus, čia susirinkusius ir esančius namuose, ligoninėse ar vienišumo tyloje, kartu melstis už mūsų tėvynę. Viešpatie, laimink Lietuvą, mūsų žemę, mūsų žmonės, mūsų šeimas. Išmokyk mus būti tauta, kuri stato ne savo, o kitiems. Tauta, kuri ne tik kalba apie tiesą, bet ir ją gyvena. Tauta, kuri patiria tavo gailestingumą ir juo dalinasi malda, žodžiais ir darbais. Tauta, kuri nebijo ateities ir ją kuria su tavimi. Tegul aušros vartų gailestingumo motina ir toliau globoja mūsų tėvynę. Tegul jos akys saugo mus nuo tamsos, o širdis įkvėpia būti šviesos žmonėmis. Marija, malonės pilnoji, melski už Lietuvą, už mūsų tautos tikėjimą,
vienybę ir viltį. Amen. Išpažinkime mūsų tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu, priėmė kūną iš mergelės Marijos, tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną atsikėlė iš numirusių, žengė į dangų, sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjosi per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų skėlimą ir būsimo amžinojo gyvenimo. Broliai ir seserys, dėkodami Dievui už gailestingumo motiną mūsų užtarėją, su pasitikėjimu kreipkimės į viešpatį, kad maloningai į mus pažvelgtų ir maldas išklausytų. Atsiliepsime žodžiais, išklausyk mus viešpatie. Melskimės už šventąją bažnyčią, kad sekdama Marijos klusnumo ir tarnystės pavyzdžių būtų gailestingumo, vilties ir šviesos ženklų pasaulyje. Išklausyk mus viešpatie. Melskimės už popiežių Leoną, vyskupus, kunigus, diakonus ir visus pašvęstojo gyvenimo narius, kad ištikimai liudytų Dievo gailestingumą ir vestų žmonės į vienybę su Kristumi. Išklausyk mus viešpatie. Melskimės už valstybių vadovus, kad uoliai rūpintųsi laisvę, taika ir teisingumu, užtikrinančių kiekvieno žmogaus orumą. Išklausyk mus viešpatie. Melskimės už visus kenčiančius karuose ir patiriančius priespaudą, kad viešpatie sustiprinti ištvertų visas negandas ir rastų saugų prieglobstį bei ramybę. Išklausyk mus viešpatie. Melskimės už Lietuvą, kad viešpats laimintų mūsų šalį ir sutelktų jo žmonės doroje ir vienybėje. Išklausyk mus viešpatie. Melskimės už save pačius, kad viešpaties malonė sustiprintų tikėjimą ir padėtų puoselėti mumyse gyvenančią viltį. Išklausyk mus viešpatie. Viešpatie, išklausyk mūsų maldas ir per gailestingumo motinos užtarimą sustiprink mus, kad be paliovos ištikimai liudytume tavo meilę pasaulyje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Yeah.
Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Dieve, šios aukos garbingais mainais tu priimi mūsų atnašas, o mus darai savo dieviškosios prigimties dalininkais. Padėk mums gerai pažinti tavąją tiesą, liudyti ją kilniu gyvenimu ir visuomet džiaugtis ypatinga švenčiausios mergelės Marijos paguoda. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, visur ir visada tau, dangaus Tėve, dėkoti. Ir šiandien, kai pagerbėme švenčiausiąją mergelę Mariją, tave garbinti, šlovinti ir aukštinti. Šventosios dvasios veikimu ji pradėjo vienatinį tavo sūnų ir išlikdama garbinga mergelė pagimdė pasauliui amžinąją šviesą, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais cherubinai, serafinai ir šventųjų minios. Tau reiškia džiaugsmingą sutartinę šlovę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais nuolankiai tau giedoti.
Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios galia tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbei aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias paaukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimo permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mums kaip amžiną dovaną, kad leistumėme dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Jozapu, jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentotojais, ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Leoną, mūsų arkivyskupą Gintarą, vyskupą Arūną, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktą žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusius savo vaikus apie save gailestingai suvienyk. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mieliai iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais tavo garbė amžinai gerėtis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gerybės.
Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti. Su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimu ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Palinkėkite vieni kitiems ramybės.
Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kur yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
Melskime. Gavę tokių didžių dovanų viešpatie meldžiame, kad garbingosios tavo vienatinio sūnaus gimdytojos užtariami visuomet deramai priiminėtume išganimo sakramentus ir niekuomet nesiliautume tave garbinę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Malda už pašaukimus. Visagali Dieve Tėve, Tu sukūrei mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti Tavo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištarti taip. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis derlingą dirvą priimti Tavo pašaukimų dovaną. Dėl kiekvienas drąsiai visa širdimi atsiliepia į Tavo kvietimą. Suvedink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mus pašvestojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais.
Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų tavo išmintis, galybė ir garbė. To meldžiame tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų motinai, šventojoje dvasioje, per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Garbė viešpaties vardui. Te padeda mums viešpats. Te laimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.